Sveiki visi, čia Vektoriai ir aš Vidas Rachlevičius. Žinot, šiandien man kilo daug įvairių klausimų. Prisimenate isteriją dėl kultūros? Kiek buvo triukšmo, kiek buvo aistrų, kiek buvo pažadų stovėti iki galo. Viskas staiga nutilo, viskas nuščiuvo, visi išsivaikščiojo. Tai vadinasi, kultūra klesti, jokių problemų nėra, viskas tvarkoja, ne? Ok, keliaujame toliau. Vakar Seimas priėmė LRT įstatymo pataisas. Ar tai reiškia, kad mūšis dėl laisvo žodžio baigėsi? Oi ne. Anaiptol ne. Tai yra tik vienas iš nedidelių šitos didžiosios manipulacijos epizodų. Ir pabandykime sujungti įvairias keletą grandinės dalių į vieną visumą. Iš Vilniaus universiteto Alma Mater Vilnensis senųjų rūmų sklinda raginimai kovoti už demokratiją nedemokratiškomis priemonėmis. Login festivalis, naujasis komjaunimas ovacijomis atsistojęs sutinka buvusią prezidentę Dalią Grybauskaitę, kuri valdė autoritariniais metodais, kuri varė baimę, kuri praktiškai sugriovė Lietuvos diplomatiją, kuri nutraukdavo interviu, jeigu žurnalistas paklausdavo nesuderintą klausimą. Aš jau nekalbu apie tai, kur jinai buvo 90-91 metais, kurioje barikadų pusėje. Ir visa šita minia jai ploja atsistojus, sutinka ovacijomis. Ir šita pati minia naujųjų komjaunuolių, kaip patrankų mėsa dalyvauja tuose pačiuose mitinguose prie Seimo už laisvą žodį. Maža to, konservatorių partijos narė Daiva Ulbinaitė stumia projektą, kuris yra 100% sovietinės cenzūros sistemos kopija. Ne įstatymai spręs dabar, ką galima, ko negalima, o spręs kažkokios institucijos, valdininkai, kurių mes nei žinom, nei pažįstam, nei kas juos paskyrė, nei kodėl paskyrė, kokia jų kvalifikacija. Ir jie nuspręs, ar tai yra tikri faktiniai duomenys, ar jie neiškraipo tikrovės. Aš dabar nesiplėsiu, bet visas tas įstatymo projektas yra 100% sovietinės cenzūros schemos kopija. Ir įdomiausia, kad jai pritarė Seimo nariai iš įvairių frakcijų. Ir šitas įstatymo projektas, skinasi kelią. Tai mano klausimas Seimo nariams, ar jūs iš tikrųjų esate bepročiai ir apskritai nieko nesuprantate, kas vyksta šiame pasaulyje, ar jūs tai darote sąmoningai? Ir mano klausimas turbūt Seimo pirmininkui Juozui Olekui. Jūs esate antras asmuo valstybėje. Kas pagaliau vyksta po Seimo stogu? Ar tai yra tautos atstovybė? Ar tai yra naujo tipo diktatūros idėjų kalvė? Jūsų vadovaujamame Seime minėtoji Seimo narė Ulbinaitė rengia konferencijas, kurių dalyviai ragina sudaryti lojalių žmonių sąrašus ir juos perduoti Facebooko administracijai, kad jie galėtų ten bendrauti, o visi kiti negalėtų. Kitas jos Ulbinaitės bendražygis aiškina, kad Lietuva yra karo būklėje. Aš nežinau, aš domėjausi, nei Latvija nėra karo būklėje, nei Estija, nei Lenkija, nei Suomija, bet Lietuva pasirodo yra karo būsenoje. Ir anot jo, didžiausias dezinformacijos šaltinis yra Seimas ir, kaip ten buvo pasakyta, cituoju, politiniai banditai esantis valdančiojoje koalicijoje. Juozai Olekai, tai jūs esate
politinių banditų vadas. Taip? Juozai Olekai, jeigu jūs iš tikrųjų būtumėt valstybininkas ir galvotumėte apie šią valstybę, apie demokratiją, apie laisvę, tai pamatęs tokį Ulbinaitės projektą, jūs ne tai, kad jį praleistumėt, jūs turėtumėt kreiptis į Seimą, į tautą, mušti pavojaus varpais, kad tai, už ką mes kovojam 88, 9, 90 metais, visą tai norima atsukti atgal, vėl gražinama cenzūra, kuri yra esminis demokratijos ramstis. Iš žmonių norima atimti teisę reikšti savo nuomonę ir kalbėti. Seimo pirmininkas turėtų mušti pavojus varpais ir raginti visas partijas kovoti prieš tokias tendencijas, duoti atkirtį. Ne. Visi tyli, visi ramiai ten kažkuo užsiema ir Seimo pirmininkas, antras valstybės asmuo, tam tyliai pritarė. Mano požiūriu, toks įstatymo apskritai atsiradimas ir balsavimas ir jo buvimas Seime apskritai laužo Seimo nario priesaiką. Čia jau yra labai rimta. Čia jau yra nebe žaidimai. Mes grimstam į totalitarizmą, į naujo tipo diktatūrą. Ir kas yra baisiausia? Mano požiūriu? Gerai, Seime ten yra, mes matome, kas ten per publiką, kokio lygio yra mūsų prezidentas, kokio lygio Seimo pirmininkas, aš jau nekalbu apie premjerę. Bet mes nebeturime žiniasklaidos, ketvirtosios valdžios, kuris stovi visuomenės interesų sargyboje. Redaktoriai didžiųjų portalų, leidinių pamatę tokį Ulbinaitės stumiamą projektą, jeigu jie būtų iš tikrųjų tikri redaktoriai, valstybininkai, už demokratiją, už laisvą žodį, jie kitą dieną turėjo susirinkti, padaryti bendrą pareiškimą, sudaužyti į šipulius šitą įstatymo projektą, sudaužyti į šipulius taip, kad niekada niekam daugiau nekiltų minčių stumti tokius projektus į Seimą. Turėjo būti kažkoks bendras pareiškimas. Jeigu to nepakanka, aš nežinau, galbūt net žiniasklaidos streikas. Tokių mes pavyzdžių turėjom Lietuvoje. Ne, visi tyli. Maža to, kai kurie redaktoriai dalyvauja laidose, kuriuose tie laisvo žodžio stumėjai stumia savo idėjas. Kodėl taip yra? O atsakymas yra labai paprastas. Žiniasklaida nebetarnauja visuomeniai. Jinai yra papirkta. Jinai yra papirkta per visokias pilkas schemas, per rėmimus, per viešinimo pinigus. Jinai faktiškai tarnauja šitai visai, pavadinkim kaip, giluminiai valstybei. Todėl, kai mes dabar žiūrime į žiniasklaidą, aš aiškiai matau dar vieną sovietinės savicenzūros tokį bruožą. Tai buvo vadinama politiniu redagavimu. Buvo temų, kurias cenzūra nebuvo įvardinus garsiai. Pavyzdžiui, negalima kritikuoti Kompartijos generalinio sekretoriaus. Tai nebuvo parašyta, bet tai buvo savaime suprantama ir tai buvo vadinama politiniu redagavimu. Tu turi pats suprasti, kas galima, ko negalima. Štai pasižiūrėkite į mūsų žiniasklaidos temų ratą ir jūs pamatysite, kiek to politinio redagavimo temų yra. Tiksliau, apie ką jinai apskritai nekalba. Visa mūsų politika, kur yra nušviečiama, tai yra bloga Amerika, blogi rusai ir blogas Žemaitaitis. Viskas. Tai yra mūsų politinė žurnalistika. Todėl, kai aš matau, kad mūsų portalai taip džiaugsmingai ir su tokiu patosu, tie vaikai su mikrofonais ir kamerom transliuoja tos visus mitingus, nušviečia tos visus laisvo žodžio, visą tą bakchanaliją, man tada
darosi be galo liūdna ir kraupu. Mes grįžtame į sovietmetį. Tik su kitom dekoracijom, su kitais lozungais, su kitom vėliavom. Todėl tie, kurie vaikšto į tuos mitingus už laisvą žodį, tie, kurie pritarė ir kurie galbūt dar ir eis, aš jų klausiu. Ir tiksliau neklausiu, o sakau, tu pasakyk, kur tu buvai, ar buvai mitinge už laisvą žodį ir aš pasakysiu, kas tu. Ir pabaigai turbūt toks pastebėjimas, kad Lietuvoje tie, kurie nori gerai gyventi, arba tie, kurie nori išgyventi, turi rinktis iš kelių dalykų. Arba pritarti, arba išmokti tylėti, arba manipuliuoti ir meluoti. O kurį kelią renkatės jūs? O gal yra kitas kelias negu mano šitie išvardinti? Tiek buvo mano pastebėjimų šiandien, tiek minčių. Ačiū, kad žiūrėjote. Kai baigsite žiūrėti, nepamirškite paspausti patinka, nepamirškite užsiprenumeruoti šio kanalo ir mes susitiksime čia dar ne kartą.